Sveiki. Atrodo, kad aš jau esu su jumis. To jau pasitikrinsiu. Ir noriu pasakyti, kad šiandien mūsų live transliacijoje dalyvaus mano asistentė iš 7 išmatavimo. Jos vardas yra Bela. Ir jai šiandien tokia diena, kai labai reikia dėmesio, labai reikia meilės. Ir jinai, matot, prie manęs labai visaip bando prisiderinti. Tai jūs jau atleiskit, jeigu kartais aš nukreipsiu dėmesį į ją. Matau, kad čia yra viena akytė, kažkas žiūri, o gal čia aš pati žiūriu save. Bet mano sumanymas pasikalbėti su jumis. Jeigu kažkas girdite mane, pasakykit, ar su garsu viskas gerai. Va, matau, daugiau žmonių atėjo. Tikiuosi, kad neužgožia fonas manęs. Tai tada sveikinuosi šiandien su jumis šitą nuostabią dieną. O diena nuostabi dėl to, kad šiandien tiesiog fantastiškos energijos eina. Ir jūs tikrai turėjote tai pajaust, kad šiandien ta diena kitokia truputėlį negu kad buvo užvakar. Nes iš tikrųjų, kas jaučiate, šiaip savo kūnu, savo kitais receptoriais. O informacija tokia, kad buvo tiesiog ir šiandien dar vis yra stiprias didelės magnetinės audros. Ir kaip aš pati pastebėjau, tai man kuo aukštesnis balas magnetinių audrų, tuo aš geriau jaučiuosi. Ir jūs tikriausiai irgi galite atkreipti dėmesį, kad jūsų savijauta keičiasi. Ir su tuo magnetinių audrų faktu, jeigu taip galima sakyti, ateina ir labai daug šviesos kodų, šviesos informacijos. Ir jinai tiesiog, bent jau mane verčia taip eiti į gylį ir jo labiau, kad jūsų pasirinktos temos, kurias mes kartu išsirinkom grupiai, jos iš tikrųjų irgi labai rezonuoja su tuo, kas ateina iš erdvės. Ir aš pasistengsiu dabar pasidalinti savo pojūčiu, savo suvokimu, o temos skamba taip, kaip atrasti drąsos eiti sielos keliu ir klausyti savęs, su kuo susiduriama einant tuo keliu, ar tai yra sunku, ar taip lengva eiti tuo keliu. Ir kaip suvokti savo sielos misiją šioje žemėje, ką turiu nuveikti. Čia yra keli klausimai, kurie buvo. Ir aš juos sudėjau į vieną, nes jie iš esmės apie tą patį yra. Ir kaip aš pati pajutau, kad man iš tikrųjų šitą temą kalbėti yra ir lengva, ir sunku. Ir kai aš pradedu įsigilinti į ją, eiti jos gelmę, tai man atsiveria labai daug naujų dalykų, savo pačios patirties. Nes aš negaliu nieko kitų dalintis, tik tai savo patirtim. Ir tai yra mano metodas patirti gyvenimą ir pasidalinti tuo, ką aš patyriau. Ir iš tiesų, jeigu tai pasakyti visiškai trumpai šitą klausimą, kaip eiti sielos keliu, aš nežinau. Galbūt kažką nuvilsiu, galbūt kažką papiktinsiu, galbūt kažkas nusišypsos, nesupras, apie ką aš kalbu. Dėl to, kad kada aš pati pradėjau eiti tuo keliu, aš neturėjau jokių receptų. Aš nežinojau, kaip tai daryti. Ir iš esmės, daugybė dalykų, kuriuos gyvenime mes praeinam, mes nežinom, kaip tai daryti. Iš tiesų, mūsų protas, mūsų tam tikros programos sako, eik tu pasižiūrėk, nusižiūrėk į kitą. Eik tu paskaityk, eik paklausk mokytojo, eik paklausk to, kuris žino labiau. Tačiau savaitgalį aš buvau savo šeimoje, pas tėvus, ir dukterėčia atsivežė savo dukrytę, gimusią prieš 4 mėnesius.
Ir aš stebėjau ją, savo dukterėčią, kaip jinai elgėsi su tuo vaiku. Ir aš mačiau, kad tai, ką jinai daro, tai yra ne iš knygų. Tai yra jos jausmas, tai yra jos patirtis. Ir jinai, paėmusi rankas kūdikį, jau žinojo, kaip su juo elgtis savo giliausiai esmėj. Lygiai tas pats ir mes visi visada viską žinom, kaip mums reikia elgtis, ką reikia daryti, kaip reikia eiti. Tačiau pagrindinis dalykas, kuris mums trukdo, ir man lygiai taip pat. Netgi dabar, tarkime, aš susiruošiau eiti kalbėti šitą temą ir staiga pajutau, kad o gal aš per mažai žinau apie tai, o gal man reikia pasiklausyti, pasižiūrėti, ką kiti kalba apie tai. Tačiau greitai nuvijau visą tai į šalį, nes supratau, kaip tai yra linksma. Kaip dirba mano protas, kaip dirba įpročiai, kaip dirba noras pasilyginti tą slaptą savo viduj. O gal aš čia kalbėdama nusišnekėsiu ir mane pasmerks už tai. Gal aš nesąmonės kalbėsiu, o gal aš išeisiu į eterį ir aš nežinosiu, ką kalbėti. O gal aš nueisiu, pasiklausysiu vieną ausim, ką kiti geresni, talentingesni, labiau praėję kažko tai žino apie tai ir man visą tai pasakys. Bent jau patars, bent jau aš nusiklausysiu kokią mintį, kuris surezonuos. Ir žinot, dėl ko aš jums tai pasakoju? Dėl to, kad lygiai tas pats, absoliučiai tas pats vyksta ir su mumis, su mūsų sielos keliu. Ir ne tik tai su sielos keliu, bet ir apskritai su visais keliais, su kuriais mes mūsų gyvenimo metu susidurėme. Nes mes nežinome, kaip kūdikį paimti teisingai ant rankų, kad jam būtų gerai. Mes einame per jausmą, per patirtį ir per leidimą savo daryti tą veiksmą. Lygiai taip pat mes einame rašymo keliu. Lygiai taip pat einame piešimo keliu, lygiai taip pat einame tulpių auginimo keliu, lygiai taip pat einame gyvūnų auginimo keliu. Ir žinot, aš jums pasakysiu, jeigu mes atmetam dalykus, kurie yra jau pasakyti, padaryti ir užrašyti kažkur tai, įrašyti apie tai, apie kokį nors dalyką, kuris mums svarbus, mes nukirtame kelią nuo savo vidinio žinojimo. Ir čia yra pagrindinis dalykas, kuris mums neleidžia eiti tuo keliu. Yra daugybė dalykų, kurie mums neleidžia eiti sielos keliu, bet kad visą tai galbūt suvokti giliau, aš tiesiog eisiu per savo patirtį. Kad svarbiausias dalykas, kuris man padėjo eiti tuo keliu, sielos, širdies keliu, nes tai lygiai tas pats. Tai yra tas vidinis jausmas, kad pas mane kažkas truputį man nepatinka, kad nepatinka kažkas, bet nesupratau kas. Atsirado toksai vidinis kažkoks nepasitenkinimas. Ir aš aišku, kaip ir dauguma žmonių, to nepasitenkinimo priežasčių ieškojau išorėje. Aš ieškojau kaip galbūt pakeisti sporto rūšį, kaip galbūt pakeisti draugus, kaip kitaip apsirengti, kaip ten dar kažką padaryti iš išorės, ne? Tačiau neįmanoma iš išorės paimti to, kas ir įdėti į savo vidų ir pritaikyti išorinę patirtį ir iš išorės paveikti savo vidų. Norint savo viduje atrasti kažką, reikia eiti į tą vidų. Tačiau kaip ir dauguma žmonių, net per maistą sveiką, sakykime, per nevalgymą, per pasnikavimą, aš ieškau per kūną to kelio į savo sielą. Ir dauguma jūsų turbūt praeinat kažkokius panašius dalykus, kada per išorinius kažkokius susibūrimus galbūt, per kažkokias grupės, per bendraminčius, jūs bandote atrasti tą rezonansą su tuo, kas yra jūsų viduje. Ir štai dabar, ką mes čia bendraujam, ką kalbam, mes ateinam, susirenkam ne tam, kad aš jums duočiau atsakymus. Atsakymų, receptų laikas baigėsi, tą kartoju ir kartosiu. Tačiau mūsų kelias yra per patirtį, per būseną
pajausti, kasgi yra iš tikrųjų mūsų, o kas ne mūsų. Ir jūs klausot manęs, bet iš tikrųjų jūs klausot savęs. Aš jums perteikiu ne žinias, aš neturiu žinių, aš turiu savo gyvenimą. Ir kaip dabar kažkaip pati supratau ir mėgstu kartoti, mano žinios, tiksliau mano gyvenimas yra mano metodas. Ir mano patirtis yra mano metodas. Ir aš neturiu kitų metodų. Ir nesiruošiu ieškoti, ir nesiruošiu diplomų kažkokių įgyti tam, ką mes viduje visi turim. Taigi pirmas dalykas, kas susijęs su siela, jinai yra tyra. Jinai visada yra tyra. Ir jeigu žmogus eina per dalykus, kurie nerezonuoja su jo vidumi, tačiau jisai arba jų negirdi, arba ignoruoja, kaip dažniausiai nutinka, iš baimės, kaip man pavyzdžiui buvo, ne? Tokiu būdu žmogus praranda tą ryšį su savo tyrumu. Ir kada tas tyrumas užsineša, apsineša, tada tą sielą girdėti iš tikrųjų tampa labai labai sunku. Bet kaipgi tai vyksta? Kiekvienas kūdikis atėjęs į žemę, jisai gimsta tyras. Tyras kaip veidrodis. Ir jame atsispindi dangus. Kada kūdikis gimsta, jisai viską moka, jisai viską žino, jisai nieko nebijo. Bijoti mus išmoko. Nepasitikėti savim mus išmoko. Ir tai nėra kažkieno kaltė. Tai nėra kaltė mūsų tėvų. Tai nėra netgi tų programų kaltė, kurias mes prisijimame. Ne savo norų dažnai. Ir kuriuose mes gyvename ilgą savo laiką. Kada tėvai pasako, nedaryk to, daryk šitaip, taip yra teisingiau, taip yra geriau, šitaip tu negera mergaitė, o šitaip tu blogas berniukas. Iš karto atsiranda programa, kad aš turiu elgtis taip, aš turiu būti geras, jeigu aš taip elgsiuos, tai aš būsiu geras. Ir štai šitie dalykai mus atitolina nuo savo esmės. Ir kol mes neišgirstam dar vieno sielos skambučio, o dažniausiai jisai nutinka apie kokius 30 kelintuosius metus, kada pasibeldžia ta siela ir sako, žinok, aš esu užspausta, tu manęs nemyli, tu manęs negirdi. Aš tau visaip duodu ženklus ir iš tos pusės, ir aš tau siunčiu žmonės, ir aš tau siunčiu situacijas, bet tu manęs negirdi. O jeigu tu girdi mane, tai tu galvoji, kad tai yra netiesa, nes visi žmonės elgesi ne taip, kaip tu iš manęs prašai. Nes dažniausiai siela kalba individualiai, ne dažniausiai, o visada. Ir ta kalba yra labai savotiška, labai kitokia. Ir jos neįmanoma išmokti. Nėra sielos kalbos kursų. Nėra. Sielos kalbos kursai yra mūsų kasdienis santykis su savim. Kasdienis. Kiekvieną minutę santykis su savim. Savęs jautimas, savęs pažinimas, savęs stebėjimas, o kasgi šią akimirką vyksta mano viduje. Nes tai, kas vyksta ir yra tos žinutės, kurias mums siunčia siela. Iš pradžių visą tai būna užnešta. Žinot, kaip būna lempa, kuri ilgai stovėjo tamsoje, jinai niekada nebuvo įjungta. Ir staiga jūs einate į tą kambarį tamsų ir įjungia tą šviesą. Ir ta lempa pradeda šviesti, tačiau jo šviesa būna dažnai tokia dulksnoka. Jinai tarsi apsinešus. Ir tada jūs paimat skudurą, drėgną ir nuvalo tą lempą. Ir tada ta šviesa tampa skaidri. Lygiai tas pats vyksta ir su mūsų siela. Jinai visada yra tyra ir skaidri. Tačiau mūsų pačių veiksmai arba jų nebuvimas labai dažnai, mūsų pačių minčių programos, tai ką mes kūrėm, ką mes einam apkalbinėjam, kitus vertinam, mus tolina nuo to tyrumo, suprantat? Ir pirmas dalykas tai yra pajausti, kas aš esu šią akimirką, kas yra man tikra, kas yra mano tiesa, kas yra ne mano tiesa ir kur aš meluoju savo. Čia yra, kur aš išduodu pats save, pati save. Nes tos išdavystės vyksta kiekvieną akimirką. Kiekvieną akimirką, kada mes neišgirstam to skambučio viduje, mes išduodame savo sielą,
savo širdį, savo gyvenimą ir savo kelią. Ir kada mes pradedam pastebėti, kasgi skamba mano viduje šią akimirką, mes girdime savo sielos balsą. Ir tai, ką mes girdim, ne visada būna tai, kas mums patinka. Kaip ir minėjau, tai, kas mums skamba, tas skambutis, jisai gali būti visiškai kitoks negu skambutis tavo artimųjų netgi žmonių. Ir tave jis gali kviesti eiti daryti dalykus, kuriem tu esi nepasiruošęs. Ir štai tada tau atrodo, štai aš bijau, štai aš bijau eiti tuo keliu. Ir kiekvieną kartą, kada aš bijau eiti tuo keliu, aš išduodu save. Ir kiekvieną kartą, kai aš pajaučiu kažką, ką man sako mano vidus, ir aš dėl savo baimių, dėl neryžtingumo, abejonių, dėl įvairiausių to, ką man pasakė mano kaimynė apie tai, ne? Aš iš karto savo mintim ir savo įsitikinimais nulėkiu prie tos nuomonės ir pasimetu tenai. Ir tas skambutis, jisai skamba. Ir kiekvieną kartą, kada aš to neklausau, jisai skamba vis toliau ir toliau. Kol ateina momentas ir mus vėl pažadina. Ir kaip minėjau, jau daugybei savo transliacijų tie pažadinimai būna ne visada malonus. Iš miego, kada pakelia staiga, būna sunku. Ir norisi tiesiog ir aprėkti kažką, tai nesinori keltis, visaip yra. Ir kartais mums, kai žnyba, mums skauda. Ir tik tai tada, kada mums žnyba skaudžiai, tada mes pabundam. Tai čia yra iš tikrųjų kiekvieno žmogaus tas kelias individualus labai. Bet kad aiškiau viskas būtų, tai aš pateiksiu maždaug tokią mūsų esybės, žmogaus esybės sandarą, taip galima būtų pasakyti, energetinė sandara, ar dar kažkaip tai kaip galima pavadinti. Tai yra mūsų dvasia, kuri mus pasiunčia. Pasiunčia su tam tikra misija. Dvasia, tai yra mūsų Dievas tėvas. Toliau eina mūsų siela, kuri, dvasia duoda mums impulsą, duoda mums kryptį. Mūsų siela visą tai patiria, jinai jaučia. Ne šiaip savo siela yra tapatinama su širdimi, nes per sielą, per sielos patirtis mes ateiname mėgautis, džiaugtis, jausti pasitenkinimą gyvenimu, kaifuoti nuo to, kas yra, grožėtis gyvenimu. Mes ateiname išjausti jausmus, patirti juos per fizinį kūną. Štai todėl yra žmogaus fizinis kūnas, kuris atlieka veiksmus, kuriuos mums siunčia siela. Sako, tu eik atlikti tuos veiksmus, nes man tai malonu, man tai patinka. Ir mes, mūsų fizinis kūnas, mūsų valia, mūsų įvairiausi kiti tie instrumentai, kuriuos mes turėtume būti įvaldę kaip sąmoningos būtybės, sako, okei, aš einu ir darau. Ir žmogus, jo fizinis kūnas atlieka tai, ko prašo jo siela. Bet jis tai atlieka per veiksmą ir per drąsą. Tai jeigu taip pagalvojus gerai, tai siela iš tikrųjų yra... kodėl mes, pavyzdžiui, neklausiam ir negalvojam ir neužduodam savo tokių klausimų, o kaip įgyti drąsos nusipirkti ledų? Arba kaip įgyti drąsos apsirengti, nusipirkti tą suknelę ir apsirengti tokią spalvą kažkokia tai, ne? Kaip man įgauti drąsos, kad paprašyti kavos, nes man nepatinka. Aš specialiai sakau tokiais žemiškais pavyzdžiais, nes iš esmės sielos kelias yra apie tai, kas man patinka, apie tai, ką aš myliu, apie tai, kas mane įkvepia. Ir būtent per tai siela evoliucionuoja per tas patirtis, nes dvasia siunčia sielą į žemę, į žemišką kūną, kad jinai plėstųsi, kad jinai evoliucionuotų, kad jinai įgytų naujų patirčių, patirtų per fizinį gyvenimą
kažką tai visiškai naujo, ko dar niekada nebuvo, ką mes darom. O mesgi darom tuos pačius veiksmus. Mes nedrįstame išbandyti naujų dalykų. Mes bijome būti tokie, kokie norim būti viduj, nes mums neleidžia kitų nuomonę apie tai. Ir štai čia visur prasideda tos išdavystės. Kada vieną kartą aš nepaklausau, aš išduodu save. Kitą kartą nepaklausau, vėl išduodu save. Ir tada dingsta mano drąsa. Aš būtinai turiu jums pasakyti apie save, kad mano tas kelias tikrai nebuvo lengvas ėjime į savo tyrumą. Nes aš kitaip nepavadinsiu to, tik tai ėjimu į savo tyrumą, į vis didesnį skaidrumą savo esybės. Ir kada aš buvau gal kokių, nežinau, gal kokių 25-35 metų iki 40, man dažnai žmonės sakydavo artimi: Rolanda, kokį tu čia vaidmenį vaidini? Ko čia apsimeti? Ir man atrodydavo, kaip čia yra? Lyg aš atrodo, čia iš tiesų esu aš, ne? Ir tik tai tada, kada praėjau labai ilgą kelią ir jau atsisukau į tą nueitą kelią, pasižiūrėti, kaip ten viskas buvo, supratau, kad kiti žmonės labai gerai jaučia, kur tu meluoji savo, kur tu nori suvaidinti kažką. Tu vaidini kažkokį vaidmenį, geresnio žmogaus, tačiau viduje yra š. Ir tu vaidink nevaidinęs, bet tas visas š visada šviečia, kabutėse. Ir kiti žmonės tai pastebi. Ir pastebi ne tik tai kiti žmonės, tai pastebi mūsų pačių gyvenimas. Ir jisai rezonanso principų reaguoja ne į tai, ką aš vaidinu, ne į mano vaidmenį, kurį kūrė mano baimės, mano programos, kitų žmonių, noras kitiems žmonėms įtikti ir patikti. Būti gera mergaitė, būti vietoj žmonos mokytoja arba dvasinė vedlė, vietoj ten kažko vaidinti dar kažkokį tai vaidmenį. Ir tas įsiskaidimas, įsifragmentavimas tos asmenybės, jisai įneša tokį jaukulį, tokį susijaukimą ir tokį chaosą. Ir koksgi tas kelias tada? Kai aš tai supratau, kad kur tas melas mano yra. Ir tas kelias jau esu kartojus ir dar kartą pakartosiu visiems. Tas kelias buvo pirmas atradimas į savo sielą, tai atradimas savo jausmų pasaulio, kuris buvo totaliai užspaustas. Ir kada mes atrandam tą jausmų pasaulį ir pradedam jį girdėti, suvokti, kas tame jausmų pasaulyje vyksta, kada mes pradedam pastebėti mintis, kurios sukelia tuos jausmus. Ir kada mes pradedam pastebėti tuos žodžius, kuriuos sakom, ir veiksmus, kuriuos darom arba jų nedarom, ne? Tada pradeda ryškėti ta šviesa. Su kiekvienu tuo savęs atpažinimu ir priėmimu to, kas aš esu ir kur aš nesu tyra savo, kur aš meluoju savo, ne? Savo tai vidiniai tiesai, savo tiem vidiniam pojūčiam. Tai čia jau antras etapas, ne? Nes kol mes to nepastebime, neįmanoma nieko toliau eiti. Neįmanoma intuicija, neįmanoma kažkokios savo veiklos kūrimas, neįmanomi darnūs santykiai, neįmanomi pinigai galų gale, harmoningi. Nes viskas susiveda į tai, kas aš esu. Ir kiek tas, kas aš esu, atitinka tą, ką aš transliuoju į aplinką. Ir kuo labiau žmogus susilieja savo fiziniam gyvenime, savo fiziniuose veiksmuose su tuo, kas jis yra savo viduje, tuo jisai yra arčiau savo sielos ir savo sielos misijos. O sielos misija – jausti, patirti, jausti ir transliuoti tai, ką aš patiriu. Čia vėl bus vienas stop, nes kai kas gali pagalvoti, aš patiriu pyktį, aš patiriu liūdesį, tai irgi juk jausmai, taip. Tačiau tai yra to pirminio sąmoningumo lygmens jausmai.
Jeigu mes einam į tyrumą, tie jausmai tirpsta. Jeigu mes einam į sąmoningumą, mes jaučiam, kad kažkur tai nedera kažkoks instrumento stygos kažkokios mūsų viduje. Ir kada pradedam klausyti to skambėjimo ir pasitikėti to skambėjimu. Ir nesvarbu, kas ką galvoja aplinkui, aš pasitikiu tuo, kas skamba mano viduje. Ir aš tą muziką transliuoju į aplinką. Štai tokia yra sielos kalba. Štai tokia yra sielos kalba kiekvienam individualiai. Ir jos išmokti, kaip ir sakiau, galima tik tai sąmoningai, pačiam, pasirinkant tai ir einant tuo keliu. Ir aš tuo keliu lygiai taip pat ėjau ir einu, nes jeigu mes tik tai pasakysime, kad aš jau girdžiu, jau viskas pas mane ten suskambėjo tas skambutis ir aš jau viskas ištransliavau. Ne, tai yra reikalinga kaip raumuo. Žinot, gyvenime visur viskas yra kaip raumuo. Jeigu tu jo netreniruoji, jisai pradeda silpti. Ir štai žiūrėkite, aš praeitą savaitę buvau išėjusi į eterį, kalbėjau apie ryšį su kūrėju, tai buvo mano toksai laivas. Ir paskui aš išvažiavau, kurį laiką nekalbėjau. Ir žinot, kada vėl reikia, kaip reikia, žodis reikia ne tas, aš jaučiu, kad aš noriu tai daryti, tačiau atsiranda viduje kažkoks, toksai, nežinau, kažkas mane leidžia. Atsiranda kažkokia baimė, kažkoks nepasitikėjimas. O gal aš pakalbėsiu ne tai, ką nori išgirsti žmonės. Ir čia yra tas stop. Man visiškai neturi svarbu būti, ką kalbėti, ką jūs galvosite. Jeigu man dabar tas eina, vadinasi, tokia informacija dabar reikalinga. Štai ir yra tas pasitikėjimas. Pasitikėjimas yra tai, kad aš leidžiu atsiduoti tėkmei, o ne planui. Nes labai dažnai siela kalba ne taip, kaip mes sugalvojam. Ir štai dar vienas momentas, apie kurį noriu jums tikrai jį pabrėžti. Tai yra, kad mes negyvename dažniausiai gyvenimą, mes jį sugalvojame. Ir kuo labiau mes įtraukiame į savo gyvenimą protą, sugalvojimą, žinojimą, tuo mes labiau galime nebegirdėti savo sielos balsą. Ir vakar dariau live transliaciją savo grupėje rašančių žmonių, kuriem ten dabar turiu kursą tokį apie rašymą. Ir tas laivas buvo apie tai, kad mes turime išmokti nustoti galvoti. Nes rašymas nieko bendra neturi su galvojimu. Aš jums pabrėžiu, rašymas nieko bendra neturi su galvojimu. Gyvenimas neturi taip pat nieko bendro su galvojimu. Mūsų santykiai taip pat neturi nieko bendra su galvojimu. Mūsų visi dalykai turi bendra tik tai su pajautimu iš vidaus. Nes kada atsiranda galvojimas, sugalvojimas, atsiranda programa, atsiranda planas, atsiranda įtampa, atsiranda rėmai. Ir tuose rėmuose sielai labai sunku yra pasireikšti. Todėl dvasia mus veda, siela kaifuoja, patiria, kaifuoja, džiaugiasi, nori patirti dar daugiau tai, kas jai nauja, kas nepažįstama, naujas veiklas, drąsiai eiti į kūrybą, drąsiai eiti į bendravimą, drąsiai išreikšti savo jausmus nepažįstamiems žmonėms, sakyti tai, kad tu pajutai, pamatai žmogų, jisai fainai pakalbėjo kažką, padarė, ne? Aš sakau, kaip fainai, aš džiaugiuosi, man tai patinka. Sielai patinka ragauti naujus skonius ir patirti gyvenimą per maistą. Čia bet vėl yra kitas dalykas, kur aš nukrypsiu nuo to balanso, kur aš nueisiu į visišką, totalų, tik tai hedonizmą, kad aš patirčiau, ne? Ir čia visur visame kame reikalingas tas balansas, bet
Kaip ir minėjau pačioj pradžioj, vaikas, kada gimsta, jisai neturi baimės, o žmonės turi baimę. Jie turi baimę būti kūrybiški, jie turi baimę būti savimi, jie turi baimę eiti tuo keliu, kurį jiems sako jų širdis, nes protas, aplinka, visi sako, ne, tu neužsiimk, žinok, šito tuo, nes iš to tau nieko nebus, nepragyvensi iš viso to, ką tu dabar nori daryti. Ir žinot, aš iš tikrųjų gyvenime susidūriau labai daug kartų su tuo, kad man kiti sako, tu to nedaryk. Nes čia nesąmonė. Nuo pat pirmosios savo veiklos, kada atidariau Laimingų moterų studiją Klaipėdoje, 2012 ar 2011 metais, jau nepamenu kada. Ir kai aš norėjau daryti renginius moterim, ratus moterim, mankštas moterim, specialias subalansuotas pagal jų hormonų sistemą, kada norėjau kviesti žmonės, kurie įpūstų įkvėpimo moterim, tada tai buvo labai nauja. Bet mano vidus transliavo tokią informaciją. Ir man iš aplinkos sakė, tavo studija neįsilaikys. Tu niekaip, čia iš vis niekam to nereikia, čia niekam neįdomu tai. Taip, nebuvo įdomu, bet aš turėjau drąsos ir ėjau į tai, ką sakė mano vidus. Ir galop visą tai pasitvirtino. Lygiai taip pat daugybė kitų dalykų. Tu neiki tą patirtį, tu to nedaryk. Ir žinot, koks yra svarbus dalykas. Nėra blogų patirčių, nėra klaidų. Nesvarbu net jeigu tau būna sunku tuo metu ir tu iš viso kažką tai naują turi iš savęs išspausti, kažkokius naujus dalykus pradėti daryti. Bet kokiu atveju tai yra jūsų patirtis. Tai yra jūsų metodas, jūsų gyvenimas, kurį jūs pritaikysite labiau negu bet kokias žinias savo gyvenime. Jūs galite nueiti 100 kursų, kuriuose jums mokys sielos kalbos. Jūs galite nueiti į maldos grupės, kur prašyti, kad už jūs pasimelstų. Jūs galite nueiti pas guru, kuris tau pasakys, kad sielos kalba yra tai ir duos jums instrukciją, kaip visą tai naudoti savo gyvenime. Tačiau žinokite, tai niekaip nebus tiesa. Jūsų tiesa yra jūsų tiesa. Ir jūsų niekas už jūs nenueis pasportuoti. Niekas. Pabandykit paprašyti, kad kas nors už jūs nueitų pasportuoti ir raumenį jūsų lavinti. Nieko nebus. Viską darom mes patys. Mes patys nueinam tą kelią. Pagal tai, ką jaučiam savo viduje. Ir todėl mums pats svarbiausias dalykas yra išmokti savęs klausyti. O kaip išmokti savęs klausyti? Kaip? Tas magiškas klausimas, kaip tai padaryti. Ogi klausimo būdu. Klausimo būdu, savęs klausimo būdu. Tai reiškia, kad aš kiekvieną kartą registruoju ir jaučiu tuos impulsus, kuriuos gaunu savo viduje. O mes visi juos gaunam. Aš juos gaunu, aš juos atpažįstu, aš juos paverčiu veiksmu. Ir štai taip jūs gaunat impulsą, jūs darot veiksmą. Jūs gaunat impulsą, jūs darot veiksmą. Ir išjungiat galvojimą visiškai. Išjungiat pauzes. Imate ir darote. Galbūt jūs pasakysit, kad tai yra pats kvailiausias metodas, kokį įmanoma sugalvoti. Tačiau tik tai jis veikia. Ypač jeigu trūksta drąsos. Drąsa yra dieviška savybė, veiksmas yra dieviška savybė. Veiksmas ir drąsa sąjungoje su tuo, ką aš jaučiu, yra bomba. Tai yra jūsų gyvenimo energijos bomba. Jeigu jūs išmoksite šitaip gyventi, jūs būsite, galėsite tikrai realizuoti 100%. Tačiau ką aš matau, iš tikrųjų, ir kas mane paskutiniu metu, trupučiuką liūdina, prisipažinsiu, kad aš matau, kad žmonės pirmą apgaudinėja save, tai yra viena. Jie prisigalvoja, kad jo misija yra, tarkime, ta tokia trumpasis tas tikslas vadinamas. Tas žemiškas toks tikslas. Mano tikslas nusipirkti kuo gražesnius akinius. Tačiau tikslas mano ne akiniai yra. Mano tikslas yra geriau matyti. Suprantat skirtumą? Ir mes susizuliname tuose
žemiškuose mažyčiuose tuose tiksluose. Mano tikslas nueiti nuo taško A iki taško B. Tačiau mūsų tikslas realiai yra nuo begalybės eiti į begalybę. Nu, čia taip metaforiškai sakau. Nes mes esam begalybė, mes nesam tas kambarys, mes nesam tie rūbai, mes nesam tas vaidmuo, kurį mes vaidinam nuo ryto ligi vakaro. Mes esame erdvė, mes esame daugiamatė beribė būtybė, kurios visi sluoksniai kažkur dar toli, apie kuriuos aš net nenoriu dabar kalbėti, nes reikia susitvarkyti su tais pirmais trim. Kūnas, siela, dvasia. Ir klausyti to impulso, klausyti daryti tą kas ateina. Ir neklausti, kaip tai daryti. Tiesiog daryti. Suprantat, kame reikalas? O mus kažkaip paskutiniu metu išmokė apmąstyti. Paskui atėjo tokia nauja programa – išjausti. O kas yra išjausti? Mes išjautimuose galime taip užstrigti, kad taip pasimesti. Vienintelis dalykas, kuris atveria tiesą, yra veiksmas. Jokia meditacija, jokios praktikos jums nepadarys to, ką jūs galite padaryti per veiksmą, darydami pagal savo vidinį pajautimą. Ir žinau, dabartinis laikas nemiegojimo laikas. Ir vis labiau nuo dabar iki metų iki birželio kokio mėnesio, ta energija kaip kaistantis puodas ant ugnies vis kais. Vis labiau jinai iš mūsų prašys tikslingų veiksmų. Vėlgi pabrėžiu tikslingų, nes aš galiu puldinėti šiandien, puldinėti ten. Bet jeigu aš išjaučiau tą jausmą ir aš jį padariau, aš gavau jau patirtį. Ta patirtis mane veda į kitą veiksmą. Ir taip atsiranda muzika. Tai iš tikrųjų, nežinau, ar aš atsakiau į tą klausimą ir tuos visus klausimus, kuriuos jūs uždavėt, bet pats didžiausias konfliktas iš tikrųjų įvyksta tarp mūsų sielos, širdies ir proto ir galvojimo. Nes tas antrasis komponentas, jisai atsiranda iš kitų žmonių patirties. Įsiklausykit, iš kitų žmonių patirties, ne iš jūsų patirties. Tačiau jeigu jūs turėsite drąsos įgyti savo patirtį, žengti tą žingsnį taip, kaip sako jūsų vidus, jūs tikrai būsite laimingi. Aš jums garantuoju tai. Ir jūs pradėsit kaifuoti nuo to, kad jūs atsikeliat. Ir gyvenimas jums atverčia naują baltą lapą. Ir tame baltame lape yra viskas. Ir tu pagal savo vidinį pojūtį renkiesi, ko šiandien tau reikia. Ko tu nori šiandien, ne ko reikia, o ko nori, pabrėžiu. Ir tu renkiesi iš tos begalybės visokiausių pojūčių, iš begalybės scenarijų, tu sukuri savo scenarijų. Ir tada tu pradedi gyventi tokį gyvenimą, kokio geidžia tavo siela, nes tu eini visi naujas patirtis. Su ta patirtim tu vis plėtiesi. Tačiau tam reikalinga drąsa. Bet aš turiu gerų naujienų jums. Jūs turit viską. Jūs tai turit, suprantat, kam reikalas. Jūs turit net daugiau, negu galite įsivaizduoti. Į jūs sudėta visų visatų informacija. Visų visatų galimybės, jeigu taip galima išsireikšti. Žmoguje yra viskas, jis tai tik tai turi tam atsiverti. Jis tik tai turi leisti savo tekėti tam, kas per jį teka savaime. Kiekvieną sekundę, kiekvieną akimirką. Ir aš labai linkiu jums. Aš labai linkiu jums atsiverti tam, kas jau yra jumyse. Negalvoti, neanalizuoti, o tiesiog
leisti savo. Leisti savo šią akimirką pasigrožėti pavasariu, kuris skleidžiasi tulpėje, jos trapiuose žiedlapiuose, jos lapelių žalumoje. Na ir kas, kad jums tų tulpių niekas nedovanoja? Jūs visada galite leisti savo nueiti parduotuvę ir jas nusipirkti ir patirti malonumą, pasidžiaugti tuo grožiu gamtos toje puokštėje. Jūs visada galite perkurti realybę, nukreipdami savo dėmesį ten, kur jūs norite, kad tai būtų. Jūs norite džiaugsmo, einate ir darote savo tą džiaugsmą, priimate jį iš aplinkos, kuris jau yra. Jums nereikia prašyti iš kitų žmonių, kad jums jį duotų. Čia ir yra pilnatvė, čia ir yra pilnumas, čia ir yra žmogaus beribiškumas, nes jis viską turi savy, jam tai reikia padaryti taip. Jam tai reikia padaryti taip ir nukreipdėmėsi. Jam tai reikia padaryti taip ir perėjimų būseną. Taip iki to yra kelias. Klausimas, ar jisai sunkus? Ne, jisai yra įdomus. Sunkumų nėra. Įdomu taip, labai įdomu. Ir jeigu tik tai jūs išdrįsit tuo keliu eiti, jūs pamatysit, kaip viskas pradės eiti savaime. Jūs pamatysit, kaip aplinka jums siunčia impulsus. Sako, eik ten, daryk taip, pabandyk šitai. Bet kiek daugybę dalykų mes atmetam dėl to, kad A, neturim laiko, B, mama sakė, kad taip negalima, trečia, aš perskaičiau, aš nuėjau į kursą, kažkokį man pasakė, kad taip negalima, o aš jums sakau, neklausykit manęs, pabandykit patys. Pabandykit patys, pabandykit padaryti taip, kaip jaučiat. Ir negalvoti, kad tai bus klaida. Ir nebijoti suklysti, ir nebijoti pasmerkimo. Siela jūsų drąsi. Protas yra bailus. Ir jis labai mėgsta gąsdinti. Todėl klausykit savo sielos širdies balso. Iš pradžių jis bus kaip iš po žemių, o po to jis vis garsės ir garsės. Ir vieną dieną bus taip, kad jūs nebegalėsit kitaip elgtis. Nebegalėsit tiesiog. Bus neįmanoma. Nes jeigu tik tai jūs bandysit numuilinti kažką, tai jums iš karto ateik sakys. Tu čia ką tik sumelavai savo, tu ką tik apgavai save. Ar tu nori to? Nenori, tada daryk taip. Tai štai koks tas gyvenimas, ar jisai sunkus? Nežinau, man jisai yra dabar lengvas. Man jis labai įdomus, man kiekviena diena yra kaip nuotykis. Ir aš tikrai turiu tą patirtį ir aš galiu tą patirtim dalintis. Aš galiu jums parodyti tą būseną, nes aš taip gyvenu kiekvieną dieną. Ir dėl to aš esu šitoj grupėje ir dėl to aš tai kalbu. Ir jeigu apibendrinant pasakyti, tai pirmas dalykas prasideda nuo to, kad išmokti stebėti save, tyrinėti save, klausti savęs, o kas man taip, kaip aš jaučiu šitokiu būdu ir taip toliau, taip toliau. Pastebėti savo mintis, pastebėti savo žodžius, stebėti. 4 lygmenyse, apie ką aš nuolat kalbu. Ir kursas toks buvo, pats savo guru. Pirma dalis, kur mes apie mintis, jausmus ir apie žodžius, kur ta bazė, kurią turi kiekvienas žmogus žinoti. Ir nesvarbu, kad man tai jau kaip ir truputį toks praeitas etapas, ne? Bet aš vis tiek norėjau su žmonėm apie tai pasidalinti, nes be to niekur toliau eiti neįmanoma. Tada antras etapas, tai kada aš jau žinau, jaučiu, tiksliau, savo, kas mano viduje vyksta. Aš girdžiu save, vadinasi, aš girdžiu save. Ir aš atsiduodu tam girdėjimui, aš pasitikiu be jokios kontrolės ir darau tai, ką viduje jaučiu. Aš atsiduodu tiem impulsam, kurie ateina iš aplinkos. Kažkas paskambino, sako, gal einam ten. Sakai, ne, aš nenoriu, man dabar čia tas ir tas, aš savo planą turiu, ne? Bet jeigu mes išgirstumėm tą, eini ten, tai atsivers naujų pasaulių, naujom galimybėm. Ir galbūt ten kažkas atsitiks tokio. Ir jeigu mes išmoktumėm į tuos impulsus šitaip ir eiti pagal juos, mes tikrai labai lengvai eitumėm savo sielos keliu. Ir nereikėtų, bijoti kažko tai. Nes su kiekvienu žingsniu didėja drąsa.
Kitas dalykas, tas darymas, tas veiksmas, tai yra labai labai svarbus momentas. Be veiksmo nebus nieko. Galima 100 metų medituoti apie sielos kelią, apie sielos kalbą, apie savo veiklą, apie santykius. Medituok nemeditavęs. Tu gali išmedituoti tik savo tokį atsipalaidavimą, ramybę. Tačiau kol mes esam žemėje, mums reikalingas veiksmas. Todėl veiksmas yra kūrybos įrankis. Draugė su drąsa jisai padeda realizuoti tai, ko prašo iš mūsų siela. Taip mus veda į savo veiklą, taip mus veda į santykius harmoningus, taip mus veda į savirealizaciją ir savęs išpildymą, kaip savo misijos, jeigu taip galima skambiai pasakyti, atlikimą. Tai va, tai iš tikrųjų klausimai tie tokie, kas aš esu, kokia mano tiesa, kas man yra teisinga. Atsakykit savo iš šitos klausimus. Galit paklausyti, kokius vaidmenis aš vaidinu, kai save išduodu. Kada aš išduodu save? Klausti savęs, kada aš išduodu save? Kada aš meluoju savo? Šitie klausimai jūs atves prie jūsų vidinės tiesos. Nes antraip neįmanoma jūs išgirsti. Tai va. Ir ko aš dar čia nepasakiau, nors kalbėjau visiškai ne pagal planą, kaip visada. Norėjau būti gera mergaitė, pakalbėti, atsakyti į tai, ko manęs paklausė, bet nuėjau į lankas truputėlį. Bet nieko tokio. Aš labai tikiuosi, kad jūs atradote tai, kas jums įdomu, kas jums vertinga, galbūt nors vieną žodį. Ir tas žodis taps portalu, kuriame įsiskleis jūsų realybė. Ir tuo pačiu, kadangi jau kalbu, noriu priminti, kad vasario 22 dieną mes pradedam kursą, kuris vadinasi Išlaisvink savo energiją. Meistriškumo įgūdžiai naujiems laikams. Jame mes nekalbėsime, bet mes praktikuosime jausti, pajausti tą subtilų pasaulį, kuris ir mumise yra aplink mus. Mes mokysimės tas energijas jausti savo rankom. Mes mokysimės jausti erdvę, aplinką ir keisti ją tiek, kiek šiandien mums išeina. Bet tie įgūdžiai, aš juos norėsiu padėti per tas 6 savaitės suformuoti. Dar vienas svarbus momentas. Balandžio 18 dieną pradedu grupinės mentorystės programą, kuri vadinasi Mylima veikla nuo nulio naujiems laikams. Tenai mes nuo nulio kursime savo veiklą. Na ir kas dar, jeigu jums reikia mano pagalbos asmeninės, turite kažkokių klausimų, kur aš galiu jums padėti, jūs taip pat galit man parašyti. Aš pasistengsiu duoti viską, ką galiu šiandien. Tai tiek šiandien mano kalbėjimo. Jeigu kils kokių dar klausimų, rašykit komentarų skiltyje, aš būtinai juos atsakysiu. Aš šiandien linkiu, kad jūsų siela būtų lengva, pasitikinti ir vestų jūsų kūną ten, kur geriausia sielai, kur geriausia jūsų širdžiai. Atminkit, kad kiekviena diena yra jūsų naujų galimybių lapas ir jūs galit kiekvieną dieną viską pradėti iš naujo. Todėl šiandien jums linkiu viską pradėti iš naujo. Iki.